Ar prezidentas Trumpas iš tikrųjų pavadino Bibi Netanyahu visiškai išprotėjusiu? Na, bent jau taip teigiama Axios pranešime. Tačiau galime turėti pagrindo manyti, kad dalis tų pranešimų buvo tiksli. Markai, pasakyk, ką apie tai manai? Ar manai, kad prezidentas Trumpas tiesiog išliejo savo pyktį keiksmažodžiais dėl Libano ir dėl to, kad jis sudarinėja sandorį su Iranu, ar bent jau bando tai daryti? Taigi, aš neturiu jokių abejonių. Nors negaliu patvirtinti ir nežinau, ar tai tiesa, ar šios detalės, apie kurias rašo Axios ataskaita. Manau, būtų teisinga manyti, kad tai buvo sunki pokalbis. Pokalbis, kuriame Netanyahu ir Trumpas nesutarė dėl visko. Kai dirbau Biprament, mes sakydavome, kad tai buvo atviras pokalbis, taip, bet panašu šis pokalbis buvo ypač atviras. Ir taip yra, todėl kad panašu iraniečiai pasakė amerikiečiams, jei norite, kad šios derybos tęstųsi, Libane turi būti visiškas ugnies nutraukimas. Kitaip tariant, jie sujungia šios du klausimus. O Netanyahu sako, klausykite, mūsų atakuoja Hezbollah Libane, mes ginsimės. Mūsų tikslas sunaikinti Hezbollah kaip karinę organizaciją. Mūsų tikslas, kuris yra ir Amerikos tikslas, yra tas, kad Hezbollah, šis Irano teroristinis įrankis Irane, turi būti sunaikintas. Dabar Iranas dėl savo priežasčių, ir mes suprantame kodėl, nes tai jų įrankis, nenori, kad tai įvyktų. Ir iraniečiai iš tikrųjų, matyt, sako amerikiečiams, neleiskite Izraeliui to daryti. Na štai ir staigmena. Ir leiskite jums kai ką pasakyti. Laikas suvaidinti gerąjį ir blogąjį policininką. Ir šiandien, o gal visada, aš vaidinu blogąjį policininką. Ir leiskite jums pasakyti, man tai tinka. Taip, tinka, aš esu įsiutusi. Ir aš esu įsiutusi iš dalies ant abiejų lyderių. Kodėl? Nes nors aš visiškai suprantu, kodėl Netanyahu turi sekti Trumpo pavyzdžiu, juk Trumpas yra laisvojo pasaulio lyderis. Tačiau gerai, Trumpas savo Truth Social įraše kalba apie derybas. Jis taip pat sakė, aš turėjau puikų pokalbį per atstovus su Hezbollah. Hezbollah yra Irano statytinė grupuotė. Hezbollah atakuoja sprogstamaisiais dronais Izraelio civilius ir karius. Ir iki šiol mes tai vadiname paliaubomis, remdamiesi Amerikos paliaubomis su Libanu ir taip pat Izraelio. Tačiau, žinoma, mes pasiliekame teisę pulti, kai matome teroristinės grėsmes, kylančias iš tos teritorijos. Štai kur problema. Kodėl aš taip pat pykstu ant Netanyahu? Nes kai po to telefono pokalbio ir ne po to telefono pokalbio, prezidentas Trumpas parašė Truth Social, kad Netanyahu sutiko ir jis liepė Izraelio lėktuvams apsisukti, nes jie skrido į Beirutą vykdyti operacijos Beirute. Dabar mes žinome, kad tai tiesa. Tie lėktuvai nepasiekė Beiruto, taigi mes tai žinome. Mes net nežinome, ar jie apskritai pakilo. Mes nežinome, bet žinome, kad buvo paskelbta, jog ketiname tai padaryti, bet to nepadarėme. Gerai. Tai reiškia, kad dėl to dabar buvo susitarta šiame. Ir kodėl? Tuo tarpu vyksta vadinamosios derybos tarp Libano vyriausybės ir Izraelio vyriausybės per tarpininkus Vašingtone dėl taikos susitarimo tarp Libano ir Izraelio. Nes tariamai, ir mes žinome, kad tai tiesa, jog kad Hezbollah yra abiejų priešas, tiek Izraelio, tiek Libano priešas. Ji visiškai perėmė Libaną. Ir vis dėlto Libano vyriausybė atsisako susitikti su Izraeliu, nori, kad Izraelis pasitrauktų iš pietų Libano. Ir aš to nesuprantu. Gerai, todėl aš tiesiog pykstu ant visų. Nežinote ką? Tegu jie eina velniop. Jie turėtų klauptis ant kelių ir dėkoti Izraeliui už tai, kad jais atlieka darbą, kurio Libano armija atsisako daryti. Arba yra per silpna tai padaryti. Taigi, visų pirma, tau leidžiama pykti, bet manau, kad tavo pyktis nukreiptas ne ten, kur reikia. Visų pirma, tu pasakei kažką, ką reikėjo pasakyti šiek tiek švelniau. Libano prezidentas atsisako susitikti su Netanyahumi, tačiau sakyti, kad abi vyriausybės nesikalba tarpusavyje, nėra tiesa. Jie kalbėjosi, jau įvyko 4 ar 5 derybų raundai Vašingtone skirtingais lygmenimis. Ir vyksta taikos procesas tarp Izraelio ir Libano. Ir iš esmės tai buvo labai gerai pasakyta, manau, vakar kongrese valstybės sekretoriaus Rubio, kuris pasakė, kad jei Hezbollah ten nebūtų, tikriausiai jau būtų taika tarp Izraelio ir Libano. Ir nėra jokio sienos ginčo, nėra rimtų nesutarimų. Mes galėtume labai greitai sudaryti taikos susitarimą. Problema yra Hezbollah,
kas tik dar labiau pabrėžia, kodėl Hezbollah turi būti pašalinta iš šios lygties. Nes jei pašalintumėte Hezbollah iš šios lygties, jūs ne tik išspręstumėte Izraelio problemą, jūs ne tik išspręstumėte vakarų problemą. Nes Hezbollah yra aršus vakarų vertybių, vakarų visuomenių ir vakarų šalių priešas. Bet jūs taip pat darote paslaugą Libano žmonėms. Jūs išlaisvinate juos nuo šios Irano remiamos teroristinės grupuotės, kuris okupuoja jų šalį. Antras dalykas, kuris įvyko, yra tas, kad vos prieš savaitę Hezbollah atvirai paragino, viešai pareiškė, kad jie atvirai ragina nuversti Libano vyriausybę. Taigi niekas čia neturėtų manyti, kad Hezbollah yra tik Izraelio ir Amerikos priešas. Hezbollah yra Libano ir Libano žmonių priešas. Tarkime, nors ir nepriimdami visų Access ataskaitos detalių, kad tai iš tiesų buvo sudėtingas pokalbis tarp Netanyahu ir Trumpo, Noriu jums pasakyti, žinote, aš esu tas vaikinas, kuris yra istorikas mėgėjas, taip. Čerčilis per Antrąjį pasaulinį karą nuolat ginčijosi su Rooseveltu dėl įvairiausių klausimų. Dėl D-dienos laiko, dėl Torch operacijos laiko, dėl to, kur turėtų vykti invazija. Ar tikrai reikėtų eiti per Prancūziją, ar jie turėtų veržtis per Graikiją ir tokiu būdu sustabdyti rusus nuo įžengimo į Rytų Europą? Buvo visokių skirtumų. Ir kai jo ministrų kabineto nariai, Britanijos ministrų kabineto nariai skųsdavosi Čerčiliui dėl to, ką amerikiečiai verčia Britus daryti. Taip. Čerčilis sakydavo, žinote, yra vienas dalykas blogesnis už būtinybę tvarkyti su sąjungininkais. Tai neturėti jokių sąjungininkų. O prezidentas Trumpas buvo vienas geriausių, jei ne pats geriausias prezidentas Izraeliui. Jis buvo patikimas draugas. Aš tiesiog peržvelgsiu trumpą sąrašą. Pripažino Jeruzalę Izraelio sostinę ir perkelė ten JAF ambasadą. Jis pripažino Izraelio suverenitetą Golano aukštumose. Jis inicijavo Abraomo susitarimus, atliko lemiamą vaidmenį sudarant tos susitarimus. Jis pagerino karinį bendradarbiavimą. Jis pagerino žvalgybos bendradarbiavimą. Sąrašas tęsiasi ir tęsiasi. Šis žmogus yra draugas. Faktas, kad jis Izraelio pagrindinį priešą laiko ir Amerikos priešu ir yra pasirengęs dėl to kažką daryti, tiesa? Mes niekada neturėjome tokio gero draugo Baltuosiuose rūmuose. Todėl norėčiau paklausti savęs, ar geriau turėti draugą, su kuriuo kartais nesutinkame? Ar geriau neturėti tokio draugo Vašingtone? Žinoma, geriau turėti tokį draugą. Paskutinis punktas. Ir tai yra tai, ko Izraelio priešininkai tiesiog nesupranta. Ir ačiū Dievui, kad jie to nesupranta. Tie žmonės Vašingtone, kurie galvoja, žinote, izraeliečius reikia spausti, reikia juos gąsdinti, tada gausi, ko nori. Ne. Kai bandote spausti Izraelį jėga, izraeliečiai tiesiog, žinote, sako ne. Jie moka pasakyti ne. Mes mokame pasakyti ne Izraelyje, jei manome, kad amerikiečiai su mumis elgiasi nesąžiningai. Kokia Netanyahu problema su Trumpu? Kad Trumpas buvo toks geras draugas ir visada palaikė Izraelį, gynė mus jungtinėse tautose, suteikė mums reikalingą įrangą karui ir panašiai. Kai jis toks geras draugas, tai iš tikrųjų suteikė jam daug didesnę įtaką mums. Tai šiek tiek panašu į santuoką, tiesa? Du žmonės nusprendžia kartu dalintis gyvenimu. Kiekvienas iš jų, kad santuoka veiktų, kad santykiai klostytųsi, turi daryti nuolaidų. Man tenka aplankyti savo uošvę, nors galbūt to ir nenoriu. Bet tai yra dalis to, kas padeda visiems būti laimingiems. Ir jei jūs turite artimus santykius su Jungtinėmis valstijomis, o Izraelis taip pat turi artimus santykius, mes turime būti pasirengę atsižvelgti, kai prezidentas Trumpas sako, kad laikas aplankyti uošvę. Gerai, klausyk, aš sutinku su tavimi ir todėl nėra ne vieno, kuris būtų didesnis gynėjas nei aš, prezidento Trumpo ir ministro pirmininko Netanyahaus. Savo rašiniuose, interviu, pokalbiuose su draugais šiame tinklalaidėje. Šioje tinklalaidėje ir būtent todėl aš dabar kunkuliuoju iš pykčio ir tai, ką pasakei, yra tiesa. Taip, nuolaidos. Tikrai taip. Ar žinai, kas dabar turi daryti nuolaidas? Iranas, Islamo Respublika. Jie staiga po visų šių nuostabių pergalių, bendrų pergalių, Jungtinių valstijų ir Izraelio, karinių pergalių, ekonominio spaudimo pergalių, visokių ir Libane, ir Gazoje. Staiga, paklausykime, ką tie islamistai žudikai turi pasakyti. Ir jie sako, ne, pirmiausia pasirašysime susitarimo memorandumą. Ir tame susitarimo memorandume mes ketiname diktuoti sąlygas.
Ir tada, kai mes tai pasirašysime, lauksime dar 60 dienų paliaubų. Jie tik persigrupuoja, atsistato. Ir vėlgi, vienas dalykas, kurio Jungtinės valstijos nesupranta, nors ir turėdamos gerų ketinimų, yra tai, kad artimieji rytai tai ne šiaip savo dėrybos, tai nėra nekilnojamojo turto dėrybos. Ir šiuo atveju jūs turite piktą priešą, kurio tikslas yra jūs sunaikinti, ne tik Izraelį, bet ir Ameriką. Mirtis Amerikai, mirtis Izraeliui. O Hezbollah yra jų įgaliotinė grupuotė. Taigi Trumpas neturėtų mums sakyti, nežinau, ne, mes turėjome malonų pokalbį su Hezbollah per mūsų atstovus, kad jie nustotų šaudyti. Ne. Beje, dar vienas dalykas, ir tai yra mano kritika Amerikos vyriausybei ir mano kritika Izraelio vyriausybei. Ar tai reiškia, kad, ne, iš tikrųjų mes girdėjome mūsų gynybos ministrą Izraelį Katsą, kuris neseniai davė interviu ir jo buvo paklausta būtent apie šį klausimą tarp Vašingtono ir Jeruzalės. Ir ką jis atsakė? Mes esame mes, sutarėme, mes pakeitėme lygtį. Anksčiau lygtis buvo tokia ir tokia. O dabar lygtis yra tokia. Jei jie mūsų užpuola, mes turime teisę atsakyti. Ne, atsiprašau. Jei spalio 7 mus ko nors išmokė, tai kad tai, ką vadiname kontrole, koncepcija turi būti išmesta pro langą ir į šiukšliadėžę. Ir aš nežinau kas. Ne, ne jie mus užpuola. Ne, tegu jie mus nužudo, kai jie mus nužudo. Tada mes turime teisę atsakyti. Ką tai po velnių reiškia? Ne, mes turime imtis iniciatyvos ir sunaikinti teroristinę infrastruktūrą. Mes turime juos nugalėti. Ir būtent tai mes ir darėme. Ir būtent tai prezidentas Trumpas darė Irane. Ir jie yra susiję. Bet dabar susėti Iraną ir Hezbollah Libane taip, lyg negalėtume tęsti dėrybų su Iranu, jei jūs pulsite Hezbollah Libane. Taigi aš, kaip sakytų Trumpas, esu velniškai supykusi dėl to. Todėl aš nenaudosiu, žinote, tokios kalbos. Tai ne mano stilius, bent jau viešai. Bet aš pasakysiu štai ką, Ruti Blum. Jūs ignoruojate tai, kas buvo pasiekta. Ir pakalbėkime konkrečiai apie Libaną, gerai? Prieš 2023 metų spalio 7-ąją Hezbollah smogikų būriai Radvan, tai buvo jų Waffen SS tipo šturmo būriai, jų elitinės žudymo pajėgos. Taip, jų elitiniai daliniai buvo tiesiai prie mūsų sienos. Jie buvo iškasę tunelius į Izraelį. Jie buvo pasiruošę padaryti tą patį, ką Hamas padarė mums pietuose, jie galėjo padaryti mums šiauriai. Jie turėjo 10 000. Manau, tas skaičius buvo 150 000 raketų nukreiptų į Izraelio gyventojų centrus. Jie buvo priešas. Ir Izraelis, būkime atviri, Izraelis nežinojome, kad karas su Hezbollah būtų labai sunkus, Izraelis labai nenorėjo kelti problemų. Ir buvo konkretus incidentas, prisimenu, mėnesiais iki karo, kai Hezbollah pastatė palapinę mūsų pusėje prie sienos. Ir ar Izraeliui ją nuversti ar ne? Ir visa tai dėl palapinės prie sienos. Ir nužudė kelius žmonės, taip. Ir ar verta pradėti didelį karą dėl mažos, žinote, provokacijos? Tai kur mes esame šiandien, taip? Izraelio pajėgos yra visame pietų Libane už Litani upės. Per pastarąsias kelias savaitės mes tiesioginė prasme nužudėme šimtus Hezbollah teroristų, Hezbollah kovotojų, Hezbollah vadų. Mes sunaikinome Hezbollah infrastruktūrą, smarkiai jiems smogėme, labai smarkiai. Mes kaip karinė jėga tai padarėme. Hezbollah dabar yra tik dalelė, maža dalelė to, kuo buvo prieš 3 metus šiuo metu. Nes Izraelis lėtai, bet užtikrintai silpnino. Viena iš priežasčių, kodėl Libano vyriausybė dabar gali sakyti tai, ko niekada anksčiau nesakė, yra ta, kad Hezbollah yra daug silpnesnė. Turiu omenyje anksčiau, jei Libano prezidentas būtų pasakęs, kad pradės dėrybos su Izraeliu, kaip dabar matome Vašingtone, Hezbollah būtų jį iš karto nužudžiusi. Tai yra tiesa. Taigi Hezbollah vis dar egzistuoja. Hezbollah vis dar pavojinga, Hezbollah vis dar yra žiauri. Hezbollah vis dar turi ginklų, bet tai tik dalis to, kas buvo anksčiau. Ir tai yra didžiulė Izraelio pergalė, kuri sukuria politinį potencialą. Nes, kaip žinote, visada buvo taip, kad Hezbollah buvo labai stipri, o Libano valstybė labai silpna. Tačiau dėl to, ką daro Izraelis, Hezbollah susilpnėjo.
Taigi palyginti, Libano valstybė sustiprėjo. Amerika bendradarbiauja su šia nauja Libano vadovybė. Ir yra tikimybė, kad Izraeliui vis dar teks imtis daugiau karinių veiksmų. Tačiau pamažu, bet užtikrintai, žaidimo taisyklės Libane keičiasi Izraelio naudai, Amerikos naudai ir svarbiausia daugeliu atžvilgių Libano žmonių naudai, kurie pagaliau atgaus savo šalį. Gerai, aš sutinku su kiekvienu tavo ką tik pasakytų žodžiu. Ir būtent todėl aš esu ypač pikta. Nes su visa ta pažanga ir mūsų genialumu, su Pipserio operacija ir kiekvienu nužudymu, vadovavimu tomis pačiomis nuostabiomis operacijomis Irane ir visų didžiausių žudikų likvidavimu ir panašiai, mes pasiekėme neįtikėtiną pažangą. Viskas, ką pasakei, yra visiškai tiesa. Taigi dabar mes prarasime pagreitį. Dabar mes leisime jiems, tiems tarakonams, tiems teroristiniams tarakonams, atsistatyti. Ir klausyk, tu ir aš abu žinome, kad islamistai, kol jie gali išgyventi, kol paskutinis gali išgyventi, jie laiko save nugalėtojais ir taip elgiasi. Ir blogiausia, ką gali padaryti tokioje situacijoje, yra sakyti, gerai, derėkimės. Ne. Tu maldauji. Tu pasiduodi ir tada mes tavęs daugiau nežudysime. Gerai, tu pasiduodi ir tada mes daugiau nežlugdysime tavo ekonomikos. Tu pasiduodi ir leidi savo žmonėms būti laisviems Irane ir Libane. Ir tada būsi apdovanotas. Ne anksčiau. O tos paliaubos – tai blogiausi dalykai, kokie tik gali būti. Dabar, tai nereiškia, kad aš būtinai manau, jog reikia daugiau karinių veiksmų. Galbūt ne. Gerai. Galbūt reikia didesnio ekonominio spaudimo. Čia aš nenustatau politikos. Bet prezidentas Trumpas pasakė, jokio branduolinio ginklo, jokio urano, jokio sodrinto urano. Ir tai beje, jis sakė interviu savo marčiai per Fox News šeštadienio vakarą. Jis pasakė, jie jau sutiko gerai negaminti branduolinių ginklų ir beje jų nepirkti. Tai kaip jūsų nuomonė atrodytų geras susitarimas? Na, visų pirma, nėra tokio susitarimo, kuris būtų pakankamai geras, nes žiniasklaida apie tai praneša. Mes darome puikų susitarimą. Mes padarysime jį puikiu susitarimu. Priešingu atveju tiesiog grįšime ir viską užbaigsime karinė jėga. Bet taip viskas vyktų greičiau. Tikriausiai tai geriau iš žmogiškosios pusės. Taip pat yra kažkas gražaus tame. Žinote, išgelbėtume daug gyvybių. Nesvarbu, ar tai būtų kitos pusės žmonės, vis tiek būtų išgelbėta daug gyvybių. Bet mes esame arti labai gero susitarimo. Ir jei galėsime jį padaryti geru, kitaip tiesiog pereisime prie karo, kaip mes tai vadiname. Aš verčiau sudaryčiau susitarimą, nes galėtume nedelsiant atidaryti sąsiaurį pasirašius. Vienintelė garantija, kurią turiu turėti, yra ta, kad nebus branduolinių ginklų. Jie su to sutiko. Ir tai buvo labai įdomu. Iš pradžių jie sakė, mes nekursime branduolinio ginklo. Aš paklausiau, o kas jeigu jūs nusipirksite branduolinį ginklą? Taigi dabar sakoma, kad mes nekursime ir jokių būdų nepirksime karinio ginklo. Tai didelis skirtumas. Taigi matote, mes jų tai iš jų gavome. Ne, jie visada neigė, kad nori branduolinių ginklų. Irano režimas visada tvirtino, kad branduolinės energijos nori tik taikiems tikslams. Žinoma, tai yra melas ir mes žinome, kad tai melas ir taip toliau. Ir Trumpas taip pat žino, kad tai melas. Taigi nelaikykite to nuolaidomis susitarimo memorandume, kuris galėtų jiems suteikti prieigą prie įšaldytų lėšų ar kažko panašaus. Mano mintis yra ta, kad viskas, ką pasakėte, yra 100% tiesa. Dabar nelaikas sustoti ir sakyti, gerai, štai šios galingos armijos – Izraelis ir Jungtinės valstijos. Beje, Iranas per pastarąsias kelias dienas ir vakar smarkiai puolė Kuveitą ir Bahreiną. Jie taikosi į Persijos įlanką. Ir kodėl jie tai daro? Mes žinome, kodėl jie tai daro. Nes jie nori, kad tos šalys pasakytų Trumpui, gerai, jau sustok. Tiesiog sudaryk su jais susitarimą. Nes jie mato, kad Trumpas iš tikrųjų tuo nesirūpina. Tiesa, JAV perėmė raketas ir kovoja. Bet kas per velnas? Atsiprašau, Markai, jie yra puolami Irano, kol derasi su jais ir su Hezbollah. Atsiprašau, bet tai tikras karo pretekstas, jei kada nors tokį mačiau. Taigi tiesa, kad iraniečiai puola taikinius visame Persijos įlankos regione. Bet būkime atviri, tiesą sakant, amerikiečiai taip pat nesielgia taikiai. Kai jie mato, kad iraniečiai daro kažką, kas jiems nepatinka, jie imasi veiksmų, paskandina Irano laivą ar užpuola Irano taikinį. Ir jie tai daro visoje Persijos įlankoje.
Galima sakyti, kad Persijos įlankoje nuolat vyksta tam tikras sekinimo karas arba žemo intensyvumo kovos, kartu su ekonominiu spaudimu ir vykstančia blokada. Ir kiekvieną dieną Iranas silpnėja. Kiekvieną dieną jie turi vis mažiau pinigų išleisti ir ten kyla problemų. Ir tas pats vyksta Libane su Hezbollah, kuri išgyvena sunkiausią laikotarpį Hezbollah organizacijos istorijoje. Jų sunkiausias laikotarpis. Ir jei pažvelgsite į vidinę Libano situaciją, pamatysite, kad krikščionių bendruomenė Libane yra prieš Hezbollah. Tai nuostabu ir tai gerai, kad sunitų musulmonų bendruomenė yra prieš Hezbollah. Puiku, kad druzų bendruomenė yra prieš Hezbollah, tai puiku. Tačiau tikroji revoliucija yra ta, kad šytų bendruomenė, kuri anksčiau buvo Hezbollah pagrindinė bazė, iš kurios Hezbollah galėjo tikėtis 100% ar beveik 100% palaikymo. Visos naujausios ataskaitos rodo, kad šytai, kurie sudaro apie 40% Libano gyventojų, o savo pagrindinėje bazėje Hezbollah, palaikymas smarkiai byra. Vis daugiau šytų prabyla ir sako, Hezbollah, jūs turite tai sustabdyti. Hezbollah, jūs nebetarnaujate jokiam tikslui. Hezbollah, jūs atnešate daugiau skausmo šytų bendruomeniai, nei suteikėte naudos. Ir tai vyksta dėl Izraelio karinių veiksmų. Ir galbūt mums teks tai tęsti. Bet aš sakau, kad mūsų spaudimas ir politinė situacija juda teigiama linkme. Ir mes turėtume būti, ką aš noriu pasakyti, kartais, man atrodo, tai buvo Leninas per bolševikų revoliuciją. Kartą mūsų tinklalaidėje citavau Trotskį. O šį kartą pacituosiu Sovietų valstybės tėvą Leniną. Jis sakė, 1 žingsnis atgal, 2 žingsniai į priekį. Kitaip tariant, galima taktiškai atsitraukti, kad galėtum judėti į priekį ir pasiekti savo tikslą. Manau, kad taip į situaciją žiūri Netanyahus. Jis čia padarys nuolaidą ir taip pat su Trumpu, tiesa? Tačiau esmė yra nepaleisti tikslo iš akių ir pasiekti tą tikslą. Ir čia noriu pasakyti dar vieną paskutinį dalyką. Tikrai ne Netanyahus, bet Trumpas. Kiekvieną kartą, kai jis prasižiodavo ir kalbėdavo apie Irano vadovybę, jis kalbėdavo apie ją taip, kaip nei Bidenas, nei Obama, nei Džordžas V. Bushas nekalbėjo. Jie visada buvo daug mandagesni. Trumpas juos vadino fanatikais, vadino juos bepročiais, vadino juos žudikišką sektą, man atrodo, tiesa? Jis nemanau, kad Trumpas turi iliuzijų dėl to, su kuo jis turi reikalų. Galbūt kiti Amerikos lyderiai turėjo. Trumpas tokių iliuzijų neturi. Ir manau, kad tai tiesa, kad jis, žinote, buvo nekilnojamojo turto vystytojas prieš pradėdamas politinę karjerą. Bet tikiuosi, kad tai jam suteikė derybinių įgūdžių pasiekti geriausiai įmanomą rezultatą dabartinėme kare prieš Iraną. Manau, kad jis turi potencialo tai padaryti. Vis dar, nors pasak Aksijos, jis įžeidė mano ministrą pirmininką ir mano šalį, taip. Aš vis tiek. Esu optimistiškai nusiteikęs, kad visa ši krizė su Iranu baigsis gerai Izraeliui, gerai Amerikai, gerai pasauliui ir galbūt net gerai Irano žmonėms. Na, aš tikrai tikiuosi, kad taip ir bus. Ir vienas optimistiškas ženklas yra tas, kad anksčiau kiekvieną kartą, kai Aksijos paskelbdavo kokią nors absurdišką ataskaitą apie tai, kaip Vašingtonas ir Jeruzalė iš esmės yra priešai, iškart po to prasidėdavo, pavyzdžiui, 12 dienų karas. O po to buvo vasario 28-oji, kai įvyko bendra operacija Irane. Taigi, iš tikrųjų, įmanoma, kad tai, kas vyksta, tu ir aš, prisipažįstu, aš neturiu jokio supratimo, kas vyksta. Ir vien dėl to, kad Trumpas sako vieną ar kitą, kartais jis mus apgaudinėja. Galbūt ne, mes nežinome. Ir stebėtinai mažai nutekėjimų. Aksijos pranešimą galima vadinti nutekinimu tik tuo atveju, jei pokalbis iš tikrųjų įvyko. Priešingų atveju tai yra melas, o ne nutekėjimas. Turiu omenyje, kad galima nutekinti suklastotą istoriją ir kas tai padarė, bet aš pasakysiu, kad tikrai tikiuosi, jog esi teisi. Ir visa tai aš tik sakau, kad neturiu problemų, jei Netanyahu daro nuolaidas Trumpui. Man nepriimtina, kai Trumpas ir Netanyahu daro nuolaidas Teheranui, Hezbollah, Hamas, Fatah. Yra didelis skirtumas, kai sakai vyras ir žmona. Gerai, tai nėra tas pats. Turime būti itin atsargus, nes kiekviena mūsų klaida padaryta nuolaidžiavimo kryptimi mums kainavo. Arba, sakyčiau, apskaičiuota rizika su tais priešais mus tiesiogiai atvedė prie spalio 7-osios žudynių. Ir nežinau, ar kada nors nuo to atsigausime.
Gerai. Taigi dabar atsakysiu, noriu grįžti prie pokalbio tarp Trumpo ir Netanjahaus, kuris tarsi buvo nutekintas, o gal ir ne. Bet Axios paskelbė šią ataskaitą, kad jis buvo ypač aštrus. Ar tai tinkamas žodis? Aštrus, ypač griežta kalba. Ir paradoksaliai galbūt tai naudinga abiem lyderiams. Noriu paaiškinti, kodėl. Akivaizdu, žinote, iraniečiai tradiciškai manytų, kad jei Izraelis ir Amerika pykstasi, jiems tai naudinga. Nors galbūt šiandien jie nerimauja dėl to, ką jūs sakėte, kad paskutinį kartą, kai pasirodė pranešimų apie Amerikos ir Izraelio lyderių nesutarimus, kitą dieną jie buvo užpulti. Tikiuosi, kad jie irgi apie tai galvoja. Bet iš Donaldo Trumpo perspektyvos, žinote, nutekėjimas ar naujiena, kad jis griežtai pasielgė su Benjaminu Netanyahumi, yra naudinga Trumpui. Jis demonstruoja savo lyderystę. Jis sulaukia kritikos iš įvairių žmonių, kurie nelabai mėgsta Izraelį. Sakoma, kad Netanyahus jį tampo už nosies ir jis yra tarsi Netanyahaus šunelis, o dabar jis parodo pasauliui, parodo Amerikai ir savo rinkėjams. Jis priima sprendimus ir sako Netanyahui, ką šis gali daryti. Ir tai Trumpui yra gerai. Paradoksalu, bet galbūt šis pokalbis taip pat naudingas ir Netanyahui. Nes per pastarąsias 2-3 savaitės visi sakė Netanyahui, jo opozicija, taip Lapidas, Bennetas, Eizenkotas, visi šie žmonės ir Liebermanas, kurie nori pakeisti Netanyahui kaip ministrą pirmininką, taip artėjančiuose rinkimuose. Bet jie sako, kad Netanyahu tapo Trumpo lėle, jis tampa Trumpo vergu. Ką Trumpas sako Netanyahui šok, o Netanyahu atsako kiek aukštai. Ir kad jis suriša Izraeliui rankas, ir kad mes tapome vasalinę valstybę. O Izraelio ministras pirmininkas yra vasalinės valstybės vadovas ir uolus vasalas. Ir kadangi Trumpas buvo toks geras Izraelio draugas, Izraeliui nelieka nieko kito, kaip tik priimti viską, ką jis mums sako, tiesa? Ir tada Trumpas taip pat padeda Netanyahui su teisiniais klausimais ir kitais dalykais. Taigi Netanyahu tapo bejėgių lyderiu, kuris negali apsaugoti gyvybiškai svarbių Izraelio interesų. Tai yra opozicijos pasakojimas. Taigi pranešimai apie tai, kad Trumpas ir Netanyahu turėjo kitokį pokalbį, yra naudingi Trumpui, nes Trumpas gali sakyti, aš čia vadovauju, tiesa, niekas man nesako, ką daryti. Aš vadovauju. Bet Netanyahu gali informuoti Izraelio žurnalistus ir pasakyti Izraelio žmonėms. Klausykit, Trumpas yra puikus draugas, bet kai reikia, aš ginu Izraelio interesus. Taigi paradoksalu, bet bent jau Izraelyje labai aukšto rango žmonės sako patikrinę šią istoriją ir teigia, kad ji netiksli. Neteisinga, klysta. Jie nesakė, kad tai melagingos naujienos. Nesakė, kad tai melagingos naujienos. Jie sakė, kad tai netikslu, bet tai taip pat gali reikšti, kad galbūt tai buvo įtemptas pokalbis ir galbūt Trumpas nevartojo to žodžio. Todėl tai ir yra netikslu, ar ne? Jūs žinote, kad Netanyahu niekada nevartoja to žodžio. Jūs jį pažįstate jau seniai ir turiu pasakyti, Netanyahu aš niekada negirdėjau, kad jis vartotų tą žodį ar panašų žodį hebrajų kalba. Jis yra labai santūrus ir orus, o Trumpas kalbėdamas nesivaržo. Gerai, jūs teisi, jis buvo nekilnojamojo turto vystytojas Niujorke ir jo kalba tai atspindi. Ir tai kartais taip pat labai gaivu. Bet aš tikrai žinau, Netanyahu nieko panašaus nesakė. Nesvarbu, ar jis buvo griežtas ar negriežtas pokalbyje, mes žinome, kad jis nesikeikė. Bet esmė tokia, Markai, viskas, ką sakai, yra teisinga, išskyrus tai, kad vėlgi, žinai, tu kalbi apie visą šią geostrategiją. Turite atsižvelgti į tai, kad geopolitika kiekvienoje situacijoje nėra vienoda. Tai nėra tas pats kaip su Sovietų sąjunga. Žinai, velionis, puikusis Bernardas Liujisas sakydavo, kad tai nėra tas pats kaip abipusio užtikrinto sunaikinimo doktrina tarp Amerikos ir Sovietų sąjungos. Kodėl? Nes islamistams, Teherano režimui tai nerūpi. Teherano režimas mielai ir iš tikrųjų aukoja savo žmones, kad tik prisišauktų 12-ąjį imamą į rojų ar ką ten dar. Ir mes tai matėme. Ir jiems nėra problemų žudyti savo žmones, tuos, kurie pasikliovė Trumpu. O Trumpas sakė, kad pagalba jau pakeliui. Ir leiskite man pasakyti dar vieną dalyką. Ir svarbu tai pasakyti ypač vakariečiams, kurie tikrai, žinote, MeToo judėjimas ir visa tai. Ar žinote, kad revoliucinė gvardija ir Basidž milicijos vienas iš dalykų, kuriuos jie daro moterims, yra prievartavimas. Moterų kalinių ir moterų prieš jas nužudant, jas prievartauja, kad jos negalėtų patekti į rojų. Taigi po mirties.
Gerai, tai yra praktika tarp tų, aš sakyčiau, gyvulių, bet gyvuliai nėra kalti dėl žiaurumo. Gyvuliai tiesiog, žinote, turi savo prigimtį. Ką bandau pasakyti, tai kad negalite taikyti tos pačios strategijos, geopolitinės strategijos, su islamistais, kaip darote jūs. Todėl, kai tik Trumpas sako, pažiūrėkite į Venezuelą, pažiūrėkite, ką padarėme. Tiesiog įėjome, padarėme tai. Venezuelos žmonės nėra islamistai. Negalite to su tuo lyginti. Ir aš tiesiog tikiuosi, kad artimųjų rytų ekspertai mes. Beje, 1979 metais, kai šie žmonės perėmė valdžią Irane, viena iš Amerikos problemų buvo CŽV. Niekas nemokėjo persų kalbos, niekas nežinojo, kas ten vyksta. Tai buvo jų idėja. Jie turėjo daug informacijos, panašiai kaip spalio 7-ąją. Tai kaip Jimis Carteris vieną dieną pabudo ir sako, ką? Mano ambasada paimta įkaitais? Ką aš galiu dėl to padaryti? Gerai. Aš bandau pasakyti, kad turime pasimokyti, kaip sako Trumpas. 47 metus jie mulkino vakarus, bet jie taip pat žudo savo žmonės. Žiauriai juos naikina. Ir tie žmonės nusivylė prezidentu Trumpu. Ir aš juos suprantu. Taigi praėjo pusvalandis mūsų tinklalaidės ir baigsime Izraelio politikos tema. Ir tai yra tai, kad mes vis dar neturime galutinės rinkimų datos. Žinome, kad tai bus arba rugsėjį, arba spalį, bet galutinė data dar nenustatyta. Praeitą savaitę manėme, kad galbūt iki šios savaitės susitikimo jau turėsime galutinę datą. Dar neturime. Spėju, kad iki kitos savaitės ji jau bus nustatyta. Tačiau aišku, nes konstitucinė situacija pasikeičia, kai tik yra nustatyta rinkimų data. Ir koalicija stumia įstatymus, kad spėtų juos priimti prieš parlamentui išsiskirstant, kai vyks rinkimai. Ir jie stumia tai į priekį, daugiausia dėmesio skirdami teismų reformai, kuri Izraelyje buvo labai svarbi tema prieš spalio 7-ąją. Rūti, per tą trumpą laiką, kuris mums liko, ar norėtum ką nors apie tai pasakyti? Norėčiau pasakyti, kad manau, jog teismų reforma bus vienas iš pagrindinių šių rinkimų klausimų, nes anksčiau visada svarbiausia būdavo Palestinos valstybingumo klausimas. Kurią šio klausimo pusę palaikote jūs? Seniai tai jau nebėra aktualu. Net kairieji apie tai nebekalba. Nes žinote, palestiniečiai niekada nepraleidžia progos praleisti progą. Aš manau, kad teismų reforma bus pagrindinis klausimas čia. Ką jūs manote? Manau taip, tai bus pagrindinis klausimas, nes jis tikrai skiria abi puses. Palestiniečių klausimas nebeskaldo. Anksčiau jis skaldydavo Izraelio visuomenę. Šiandien, kaip teisingai pasakėte, kairieji nebenori apie tai kalbėti. Jei juos priversite apie tai kalbėti, jie pasakys taip, bet tai nėra jų pagrindinė tema. Tai nėra jų kampanijos dalis. Ir papasakosiu jums vieną istoriją, galbūt tuo ir baigsime mūsų transliaciją. Prieš paskutinius rinkimus turėjome savo paskutinius rinkimus. Tai buvo 22 gruodžio 22 dieną. Taip. O vyriausybė buvo suformuota 23 pradžioje, teisingai? Atsimenu, buvo rinkimai vyko 2022 metų lapkritį, o vyriausybė buvo suformuota gruodžio pabaigoje, gruodžio 22. Taigi prisimenu, ir tai gera istorija, ją pasidalinsiu su jumis, mūsų žiūrovais ir klausytojais, o jie vėliau gali man pasakyti, ar jiems ši istorija patiko ar ne. Gyvenau ten, kur dabar gyvenu Modyne, ir stovėjau prie šviesoforo, kai važiuoju į pagrindinį kelią link Tel Avivo. O Meretz tai yra kairioji, labai nuosaiki partija, siejama su Oslu, tai kad dabar, žinote, 2 valstybių sprendimas, jie dalijo raudonas rožės visiems vairuotojams laukiantiems, kol užsidegs žalia šviesa. Ir ant tos vienos rožės, kurią gavote, nežinau, kiek jie turėjo sumokėti už tą rožę, bet gal jie susirado kokį ūkininką iš kairiojo kibuco, kad duotų jiems nuolaidą, taip? Ir buvo 5 priežastys, jie gerai prisimenu. Galėjo būti ir 6, bet buvo keletas priežasčių, kodėl turėtumėte balsuoti už Meretz. O pirmoji priežastis buvo ta, kad turime atsikratyti Netanjahaus. Žinoma, jie nori atsikratyti Netanjahaus. Antroji priežastis buvo ta, kad turime užtikrinti, jog LGBTQ bendruomenė Izraelyje turėtų visas lygias teisės. Trečioji priežastis buvo moterų teisės. Ketvirtoji priežastis – turime kovoti prieš religinį prievartą. Penktoji priežastis – turime ginti teisinę valstybę ir Izraelio liberaliąją demokratiją. Ir taip toliau. Niekur toje rožėje nebuvo parašyta apie 2 valstybių sprendimą ar Palestinos valstybingumą. Ir kai kairieji nenori apie tai kalbėti savo rinkimų propagandoje. Aš norėčiau pasakyti palestiniečių bičiuliams užsienyje, ne tiems beprotiškiams antisemitams, bet žmonėms, kurie jaučia simpatiją Palestinos siekiams. Aš norėčiau jūsų paklausti štai ko. Tokie žmonės kaip Netanjahu visada labai skeptiškai žiūri į palestiniečius. Gerai, tebūnie.
Bet kai Izraelio kairieji, žmonės, kurie kadaise rėmė Oslo susitarimus, dviejų valstybių sprendimą ir susitaikymą, Kai jie nebenori apie tai kalbėti, kai palestiniečiai prarado Izraelio kairiuosius, ką palestiniečiai padarė. Ir visa tai istorija su rože prie šviesoforo, tai buvo dar prie spalio 7-ąją. Pagalvokite, kiek daug tai buvo pabrėžiama nuo tada. Tikrai taip. Na, iki kitos savaitės ir tikėkime, kad kitą savaitę turėsime, nežinau, gerų naujienų visais frontais. tikiuosi taip pat.